Sveiki visi, šiandien labai toksai techninis video ir noriu pakalbėti apie tai, kasgi yra blockchainas ir kodėl jisai svarbus investuotojams. Ir noriu tą padaryti labai paprastai, kad suprastumėm. Nes kaip matom ekrane, kai tik įvyksta kažkoksai svyravimas rinkoje ar kažkas, tai iškart turim vienokių ar kitokių panašių nuotraukų, įrašų, kad viskas eina į nulį ir taip toliau. Bet mums labai svarbu suprasti technologiją, tada mes galėsim vertinti visiškai iš kitos perspektyvos. Ir daugelis žmonių būtent investuoja į Bitcoiną ir Ethereumą iki galo nesuprasdami, kasgi tas blockchainas. Nes jeigu mes nesuprasim technologijos, tai investuosim į kainą, kainos pokytį, o ne į vertę, ir tokiais momentais kils noras parduoti, fiksuoti nuostolį ir panašiai. Per artimiausias minutės pasistengsiu labai trumpai paaiškinti, kad suprastumėm ne kaip programuotojai, bet kaip investuotojai, būtent kasgi yra tasai blockchainas. Jeigu taip trumpai tariant, tai blockchainas yra skaitmeninė apskaitos sistema. Įsivaizduokite viešą skaitmeninę knygą, kurioje įrašomi visi sandoriai. Kiekvienas sandoris patenka į bloką, blokai sujungiami į grandinę ir svarbiausia, kad šitos informacijos negalima pakeisti atgaline data. Tai reiškia, kad sistema veikia be centrinės institucijos, nėra banko, nėra vieno serverio, nėra vieno valdytojo. Ir kyla klausimas, kuo tai skiriasi nuo banko. Tradicinėje sistemoje bankas saugo tavo duomenis ir kontroliuoja sandorius. Blockchaine sandorius tikrina tinklas, tūkstančiai kompiuterių visame pasaulyje. Bankas gali užšaldyti sąskaitą, blockchaine tu kontroliuoji savo raktus. Banko sistema yra centralizuota, blockchaino necentralizuota arba decentralizuota. Investuotojai tai yra svarbu dėl vienos priežasties, tai pasitikėjimo modeliu. Ir kodėlgi blockchainas turi vertę? Nes blockchainas turi vertę ne todėl, kad kažkas taip pasakė, jis turi vertę, nes leidžia pakelti vertę be tarpininkų. Čia yra svarbu. Bitcoino atveju tai skaitmeninis riboto kiekio aktyvas. Ethereum atveju tai infrastruktūra leidžianti kurti decentralizuotas programas. Investuotojai svarbu suprasti, tu neperki tik monetos, tu investuoji į tinklą ir jo naudojimą. Kokios galėtų būti blockchaino rizikos? Gali atsirasti reguliacinė rizika, visgi daugiau valstybių įsitraukia į tai ir gali būti, kad kažkoks reguliavimas gali atsirasti. Technologinė rizika, visi girdėjom apie kvantinius kompiuterius ateityje, kol kas tai tikrai nėra dar didelė problema ir tikrai dar ilgai nebus, bet kažkada prie to prieisim. Konkurencijos rizika, tai yra daugybė kriptovaliutų, kurios veikia skirtingų programų, skirtingų projektų ir gali būti, kad kažkada tai galbūt atsiras tokio, kas tikrai bus labai verta dėmesio ir bus panaudojama, negaliu sakyti taip pat kaip Bitcoinas, bet galbūt arti to. Na ir aišku, tinklo saugumo klausimai, kol kas irgi čia problemos neturim, bet kad įsivaizduotumėt, ko reikia, kad nulaužti visą Bitcoino tinklą, tai reikia, kad daugiau nei pusė viso pasaulio kompiuterių būtų nulaužti vienu metu. Tai praktiškai neįmanomas dalykas. Dėl to tai kol kas irgi nematau, kad būtų problema. Taigi, kodėl dabar visą tai, ką pasakoju, yra arba gali būti svarbu investuotojai? Jeigu mes suprantame, kas yra blockchainas, tu pradedi kitaip vertinti projektus. Tu nebeklausi, ar kils kaina, tu iš karto klausi tokių klausimų kaip, ar tinklas yra naudojamas, ar jis turi aiškią funkciją, ar jis sprendžia kažkokią realią problemą. Tai leidžia atskirti spekulaciją nuo investavimo. Reiškia, taip mums padeda atsirinkti tikrai tuos projektus, į kuriuos mes galime investuoti ilgiau ir kuriais mes tikime. Pavyzdžiui, projektai tokie kaip Ethereumas, Solana, irgi verta pasidomėti, yra labai didelis kiekis žmonių, kurie tiki Solana. Solana šokinėja nuo 10 iki vos ne $400 už vienetą paskutiniais metais ir yra visa bendruomenė, kurie dirba ant Solanos būtent paremtų projektų.
projektų. Kiti dirba ant Ethereum, treti dirba ant Bitcoin. Kitus daugiau leistis tikėtina nebūtų verta. Ir kokią galim prieiti išvadą? Išvadą galėtumėm prieiti labai paprastą, kad blockchainas tai yra technologija, kuri keičia pasitikėjimo modelį finansuose. Galbūt ne visi projektai išliks, galbūt rinka dar patirs daug svyravimų, bet investuotojai svarbiausia suprasti, į ką jis investuoja. Nes kai supranti technologiją, tu priimi ramesnius ir labiau pagrįstus sprendimus. Jeigu nori giliau ir geriau suprasti apie kripto rinką ir galimybės joje, spausk laiką, prenumeruok kanalą ir pasimatysim kituose video.